Žinot, yra viena riba. Jie peržengi vos užsidėję šalmą. Tai ne tik pasiruošimas važiavimui, tai ritualas. Kas kartas pats ir kas kart lyg pirmą kartą. Už šalmo pasaulis triukšmingas, chaotiškas, pilnas svetimų lūkesčių ir nesibaigiančių telefono pypsėjimų. O čia visa tai staiga dingsta. Lieka tik kvėpavimas, duslus, lėtas. Ir tas keistas laukimas, kas nutiks po sekundės, kai paspausi starterio mygtuką. Neslėpsiu, šios dienos planas buvo visai kitoks, bet kartais kelias nusprendžia už tave. Paaiškėjo, kad ta pilis lankytojams atsidaro tik nuo kovo, pavadinimo kol kas neminėsiu. Ten dar grįšim, pavasarį, kai viskas sužaliuos ir atrodys kitaip. Ir žinot ką, net nenusiminiau. Nes pajudėti airiškais keliukais link jūros ir klifų tai niekada nėra blogiausias variantas. Aš mėgstu tas vietas ne tik vasarą, kai gali lysti į vandenį. Man patinka ir tokiu metu laiku, su striuke, su vėju. Tiesiog pasidėti ant kranto ir žiūrėti, kaip bangos daužosi į akmenis. Aš niekur neskubu. Ir tau nereikia skubėti. Kartais manęs paklausia, ką man reiškia motociklas. Ir dažniausiai jie tikisi atsakymą apie greitį, apie adrenaliną, apie laisvę. Ir aš pats, neslėpsiu, tą žodį naudoju dažnai. Bet tiesa tokia, laisvė tapo per daug vartojamas žodis. Jis nusidėvėjo, prarado svorį. Nes ant motociklo pirmas jausmas – ne laisvė. Pirmas jausmas – atsakomybė. Sunki, tikra, be filtrų. Pirma pavara ir pasaulis nutyla. Kiekvienas metras tavo sprendimas, kiekviena klaida – tavo. Automobilyje tave saugo metalas, oro pagalvės. Ir tas apgaulingas jausmas, kad viskas bus gerai. Ant motociklo niekas tavęs neslėpia. Tarp tavęs ir asfalto yra tik keli milimetrai rūbo ir tavo galva. Ir būtent tas atvirumas, tas trapumas padaro tave gyvą.